Galima konstatuoti, kad per 20 metų būtent globa, slauga pasiklydo tarp medicininių interesų ir tarp socialinės rūpybos, ko pasekoje šiandien nei viena institucija neprisima galutinės atsakomybės. Todėl būtent šiandien Vilniaus miesto taryboje darbo komisijos, kurie vadovauja Rūta Vanagaitė iniciatyva, yra teikiamas strateginis planas. Vilniaus miestas imasi atsakomybės, mes rengsime įstatymų siūlymus, mes parengsime koncepcijas ir visą kitą reikalingus pakeitimus, kad mes pasiruoštume tam, kas šiuo metu de facto jau vyksta. Visuomenė gyvena ilgiau, visuomenė sensta ir kad ta problema nebūtų sprendžiama tada, kada jau jinai bus tapusi nesuvaldoma, o pradėtume dabar. Jeigu ne mes, tai kas? Jeigu ne dabar, tai kada? Mes privalome plėsti paslaugų kiekį ir prieinamumą, kadangi žmonės sensta, kiekvienais metais 10% atsiranda senų ir neįgalių žmonių daugiau. Toliau mes turime stiprinti paslaugų kontrolę, ko mes, sakysim, šiuo metu savivaldybės lygmenį negalime padaryti, kadangi vietos savivaldos įstatymas ir socialinių paslaugų įstatymas mums net neleidžia kontroliuoti specialiųjų socialinių paslaugų. Ta turi daryti ministerija, ministerija šios paslaugos neatlieka, šios kontrolės. Šiuo metu socialinės apsaugos ministerija nežino, kiek Lietuvoje yra globos namų. Tai socialinės apsaugos ministerija įsitikinus, kad nereikia sveikatos priežiūros paslaugų. Tuo tarpu sveikatos ministerija įsitikinusi, kad socialinės apsaugos ministerija atsakinga. Beveik visose Lietuvos globos namuose sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos nelegaliai. Privalomai žmogus turi patekti į kitą aplinką. Nes jis turi gauti kažkokiu tai impulsu, jisai negali būti paguldytas į lovą ir gulėti tenai. Vienas iš pagrindinių uždavinių, kad tie pinigai, kurie yra valstybėje, kad jie būtų naudojami racionaliai. O kiekvienas kelias prasideda nuo vieno pirmo žingsnio. Tai manyčiau, kad mes šitą pirmą žingsnį šiandien turėtume padaryti.